Na ką, komentuosim kovą, kokios dar nesu komentavęs. Iškart perspėsiu, čia ne iš pačių naujausių pačų, aš net neįsivaizduoju, iš kurio čia pačo, man ir nelabai iš tikrųjų rūpė. Matysim 2 prieš 2 kovas ir net iš tikrųjų neįsivaizduoju, ko tikėtis, nei karto nesu jų komentavęs ir nežinau, aš pats nelabai mėgstu kovoti 2 prieš 2, nebent iš tikrųjų, jeigu turi kokį nors pažįstamą, kuris irgi, su juo gerai jau susižaidęs, tada jau galbūt kažkiek įdomiau, nes, šiaip jeigu su random loš, tai yra faktiškai beprasmiška. Ir nes ne tiek nuo tavęs priklauso, kiek ir nuo tavo draugų viskas priklauso, tai nežinau, čia kiekvienam pagal save aišku spręst, kas patinka, vis tiek pamėginsiu 2 prieš 2 pakomentuoti. Gal čia žmonės moka lošti? Išskirtinai negu aš. Bet kuriuo atveju. Matysim, vienoj komandai loš Kandu ir Enum, kaip Zergas ir Protosas. Žemėlapis net įsivaizduoju koks. Net ir neklauskite. Ir matysim Tweedy, kaip Zerga. Ir Tek, ar Tas, kažkaip tai. Ar Tudai, ar Tweedy, Tudai. Veikiausiai Tudai. Gerai, bet kuriuo atveju. Taip, matom iš karto ima dujas mūsų. Takas ar Tasas, Takas, sakysim Takas, tarkim. Enumas kaip Enumas, Kandu, gerai, mano bus vartais kažkiek sudėtingiau. Aišku, bet kuriuo atveju. Ir pasimėgusim šiek tiek Zergų veisykla, kuri atrodo, man atrodo, kad pasiruošus iššokti iš žemės ir suėst ką nors. Nagai, dantis, viskas, ko tik reikia. Ir žiūrėsim. Turėtų būti neblogas mūšis, iš tikrųjų, kas čia iškart nieko nelaukęs ima, plėtinė, ponas Kandu, Tudai, tai viską puikiai mato. Ir matom, Enumas blokuoja rampą, kad jokie bjaurybės Zergai neprabėgtų. Tudai pas mus plečiasi irgi, atsaką savo daro į tai, kas... Oi, pas man čia biškį sulagino. Taip, jis žino, kad ten tas plėtinys soon go, okei, nori anuliuoti tą plėtinį. Kuo greičiau, kiek aš suprantu, nes nenori, kad Zergai išsiplėstų. Man toks įspūdis darosi, kad Tudai irgi nesusilošė su Taku. Ir ta prasme, čia irgi randų būdų pasirinkta viskas ir tiesiog, nežinau, man bent jau asmeniškai nelabai tokie patinka žaidimai. Tačiau jeigu geras pasitaiko komandos draugas, tuomet puiku. Ir nežinau, matosi tikrai, Protosas mūsų Takas nori anuliuoti tą plėtinį, kad jokie čia Zergai nedraskytų nervų. Ir matom, turbūt gaistis, nėra vystomas. Tu paspausim, negalim. Už žmogų išvystyti greičiaus. Matom 2 vartai iš ko? Iš Emūno. Ir matom 3 vartai iš Tako. Tuo tarpu matom, lingų po truputėlį daugėja. Štai matom ir tarakonai jau atsiranda pas Tudai. Ir štai matom apsauginis sargas bando numušti šitą prižiūrėtoją. Jis veikiausiai tarakonų nematė. O dieve mano, kaip čia ką nors rast. Nematė veikiausiai tarakonų tos vesiklos ir nenutuokia, kas jo laukia. Matom 4 vartus. Čia matom menką 6 lingų būrelį, kuris apsaugos nuo bet ko, kas tik artės. Zergas matosi, net nesivaizduoja, kas link jo artėna. Mato 4 vartų. Ta nesąmonė. Ir vienu žodžiu, Benelingai iš tikrųjų yra geras dalykas prieš fanatikus, prieš persekiotojus ne tiek geras dalykas, tačiau prieš tarakonus iš vis nei lingai nėra labai super geri, nei Benelingai tai ypač yra nesąmonė, iš tikrųjų pati didžiausia. Ir, nežinau kaip apsigins mūsų Kandu ir Tichėsas, Takas jau norėtų užpult ką nors.
na, jis turi nemankas jau pajėgas iš tikrųjų. Mūsų Kiudis nelabai nori bendrauti su savo komandos draugu. Sutinka su bet kurioje pasiūlymą, aišku, bent jau tiek gerai. Ir, na, matom irgi, kaupėsi pas jų priešininkus kariuomenę. Lingai bus ir beinlingai prieš ką bus geri beinlingai. Nelabai čia bus prieš ką, tai beinlingai geri. Iš tikrųjų, jeigu gerus jėgus laukos numes, mūsų takas tai nelabai turės kokių šansų šitą armiją laimėti. Aišku, 2 atsiradę krapštukai čia viską padės šiek tiek padraskyti. Ir pažiūrėsim, ką darys prieš tarakonus. Matyt, nelabai apsidžiaugia Kendu pamatęs tos tarakonus. Kad ir kaip ten būtų, 5 persekiotojai ir čia 6 jų ten labai stipriai nesumuš. Matom, iš abiejų pusių skydai pasirodė. Netgi vienas jėgos laukas, kuris nelabai galiam iš tikrųjų. Ir matom, neliko per tos armijos iš tako pusės. Visgi šlamštinis buvo prisiveržimas, taip sakant, vienas tarakonas čia pasiaukos, kad tik nepasivytų jo Anumo, kokia ta tavo varda, Anumo armija. Matom, persiformuoja, kariauna po truputėlį, mūsų protosas ima pirmąjį savo plėtinį. Ir, na, žiūrėsim, kas čia gausis. Dabar yra kontra atsakas iš koks tavo vardas, Kendu ir Anumo. Ir bandys anuliuoti dabar Tuidai į armiją. Ir žiūrėsim, ar jiems taip pavyks, nors panašu, kad nepavyks. Tarakonai gan neprastai čia tvarkosi, dar plus persekiotojai iš galo eina. Lingai, aišku, visi išnyko, nes lingam čia nėra prieš ką kariauti, iš tikrųjų nelabai yra. Matom, stebėtojas iš Anumo pusės Zizka puikiausiai mato, kas čia dedasi. Zergas mūsų toliau ramiausiai savo kasą bazai. Ir tai pažiūrėsim, kas čia vystosi. Reiktų šiaip paimti, pažiūrėsim, kiek čia inkom, kiek darbininkų pas mūsų. Tudai. Taip, tu būsi vėlėtinis. Atsilieka nuo visų. Ryškiausiai mūsų daugiausiai ima šitų mineralų Zergas Kendu. Matom, dygsta špylis, kuris bus siaubingai geras dalykas prieš faktiškai beveik viską. Na, persekiotojai, aišku, yra problema, bet jeigu turėsi pakankamą kiekį visko, tai ne visko, o mutalisko, tai tie persekiotojai gan greit išnyks. Tai žiūrėkim, productionas. Nesveikai daug čia visko gaminasi, kad aš nieko nesuprantu. Gerai, matom iš Tikon, o Jezu, kaip vardas Tako. Iš Tako pusės baigėsi belinkas tas teleportas ir ginklų pirmasis lygis greitų metų baigsis. Tuo tarpu iš mūsų Kendu, ne Kendu čia, iš Anumo eina nemirtingieji, o iš Kendu eis mutaliskai. Tarsi bus stipri antžeminė armija ir stipri ore armija. Immortak teisingai. Prieš Immortakus nepašakinėsi labai. Ir parodėm Tudai, kad čia yra plėtinės ir kad jis mums nelabai pageidaujamas. Tuo tarpu Kendu su savo mutaliskais čia bando išvaikyti darbininkus, kas jam gan neblogai pasisekė. Jis bando persekioti, oi, per daug šitų persekiotojų. Persekioti su mutaliskais nelabai čia dera, bet kita vertus reiktų tarakonam iš tikrųjų perimti visą šitą armiją ir jeigu ką, tai mutaliskas išvaikytų takas. Na, bet prie atveju čia bendrų pajėgų bus, bendrom pajėgom bus atmušta šitas mūšis, nes tai visgi yra 2 prieš 2, o ne 1 prieš 2. Ir matom visi nemirtingieji. Šitas matosi pasiklydo vyrelis. Nei tą pusę eini, žmogau. Ar jis čia bando įpeiti iš galo ir susižudyti. Oi, koks tu pasalūnas. Na, tai jau šaudyk. Ne, jis visgi nesiryžta šaudyti.
nusprendžia prasibrauti pro visą armiją, kas yra nelabai įmanoma. Ir matom, traukiasi mūsų takas ir Tudai irgi neturi jokių šansų su keliais tarakonais. Matom, kuo toliau, tuo daugėja skraidančių šitų parazitų, mutalisko. Ir matom, Enumas yra užfiksavęs šitą plėtinį iš tako pusės, kurį bus stengiamasi anuliuoti, aišku. Persekiotojai stengsis sutrukdyti šitam anuliavimui, tačiau ir dar aišku, kad tas anuliavimas bus anuliuotas šito armija. Ir parodo, kad atsitrauks su savo į persekiotojais takai, bet jau takas nelabai turi kur atsitraukti. Kita vertus, pažiūrėsim, stereo mūšės, taip sakant, iš dviejų pusė yra vaikoma šitą armiją, jinai veikiausiai žus. Ir matom, 2 tarakonai prieš 3 aiškinasi santykius ir 2 tarakonai iš tikrųjų yra geriau patobulinti. Pažiūrėsim, 1 prieš 1 liko ir užsikasė. Ir štai Hebra atėjo ir davė į snukį. Taip sakant, tam vienam tarakonai, kad jis čia labai stipriai nešokinėtų. Matom, Tranas kažkur eina plėsės, matyt, štai čia, bet tai viskas bus matoma Tudai. Ir taip, žiūrėsim, kas čia gausis, iš tikrųjų. Dar matom kelis persekiotojus. Ir toj veikiausiai vėl bul, kad ką ir sakau. Signalizuoja Tudai savo komandos draugai, kad dar vienas plėtinys, ko mes niekaip negalim leisti. Ir matom, persekiotojų čia bureliai laksto. Lingai žuvę bus ir 2 mutaliskai irgi žuvę. Nors, aišku, jiems nemažai reiks smūgių. Kita vertus čia nemažai ir persekiotojų. Štai matom, ima auksą Tudai ir atšaukia mūsų Kendų plėtinį, nes supranta, kad jis bus sudraskytas gabalais ir matyt nori dabar takas užpult šitą plėtinį. Ir nežinau, dabar plečiasi mūsų Tudai, tai kaip ir plėsti. Pult matytis nelabai yra nusiteikęs. Taip, matom, Hydros bus labai geras need gas. Man atrodo, tau need gas, ar tau ne need gas. Šiaip turi nemažai iš tikrųjų dujų. Yes. Na ir įdomu, kiek tu jam persiusi. Apie 300 nusinta. Nei daug, nei mažai. Na ką, už to puolimo, aišku, galės ramiausiai savo išsiplėsti mūsų Tudai. Ir žus šitie kažkiek tai bent jau darbininkų. Ir matom, masiškas mūšis vyks dabar. Veikiausiai sunaikinta bus šita visa armija, kadangi Hydros yra iš tikrųjų gan neblogas dalykas prieš protosus. Jos yra šiaip lėtos ir jeigu atsirastų kokie nors milžinai, tai yra kaliošai, tai faktiškai jis ištirptų 2 smūgiais. Bet kuriuo atveju. Kažkiek pasiekė naudos iš tikrųjų. Kiek norėjo mūsų Tudai ir takas. Ir matom, darbininkai grįžta į darbą. Nemirtingieji plus Hydros iš tikrųjų yra neblogas mišinys. Tačiau parazitai yra dar geresnis iš tikrųjų mišinys. Bent jau prieš protosus tai tikrai labai bus neblogas. Ir aš nežinau, kiek jie čia daro dabar žalos. 36 jo, čia dar prieš 1.4 pačą. Tai yra paketą atnaujinimų. Šitas žaidimas buvo loštas ir na, žiūrim, kaip susidoros mūsų Tudai su šitą užduotim. Ir iš tikrųjų labai neblogai sklaido armiją mūsų Kendų ir Enumas. Ir matom, tarakonai gavo porciją nudų ant savo galvos. Reiktų šiaip dar vieną porciją, kad užbaigti jos. Bet matom, turbūt neturi energijos mūsų persekiotojai, parazitai, jo, išeikvoja viską. Ir, na ką, nepavyko mūsų Tudai ir takų išsaugoti šitos bazės, kad ir kaip apstengęs nesakyčiau. Sakiau, Hydros iš tikrųjų yra labai geras dalykas, na, aišku, lėtas ir visa kita, bet prieš protosius jis santykinai tokiam, kai vien kariniai vienetai, kurie iš vartų išlenda, tam persekiotojai, fanatikai, čia yra Hydrų maistas, taip sakant. O jau, na,
O Jėzau, man nemirtingųjų. Na, iš tikrųjų, nemažai liko, tai yra mažai liko gyvybių. Šitoje armijoje iš visus skydai jau visi beveik numalšinti. Manyčiau, turėtų štai iš galo dar pastiprinimas artėja. Ir Tudai bando atsilaikyti, bet jiem čia sunkiai seksis iš tikrųjų. Štai matom, mūsų persekiotojai čia bando viską išvalyti. Ir manyčiau, jiems tai gal ir nelabai pasieks. Na, aišku, vienas krapštukas čia padeda kažkiek, bet 3 persekiotojai bandys užkapot, taip sakant, su savo lazeriais. Darbininkai bando fanatikus čia sugraužti, kas jiem matyt pasiseka su drakonų pagalba. Tačiau, na ką, artėja daugiau pastiprinimo iš mūsų Kendu ir Enu, bet jie truputėlį nublūdė per giliai. Ir, žodžiu, šitas puolimas yra atremtas po gan intensyvaus mūšio. Ir Prism ir Sex kontraatsakas. Matom, mūsų Enumas išsiplėtė čia, kaip ir, na, Kendu dar tik pradėjo plėstis. Aišku, čia sunku nulaikyti APM-ą, Ctrl M. Matom, daugiausiai yra pas mūsų Tudai, yra, atsiprašau. Ir pas kitą zargą. Zargam iš tikrųjų reikia gan nemažai APM-ų. Ir matom, šitas plėtinys kris. Čia bus, what the hell? Ai, čia tako bus. Tako sargybiniai. Matom, na, šitas vėlgi plėtinys yra anuliuotas ir dabar jau iš tikrųjų nelabai geri reikalai. Nors šiaip kiekviena komanda yra sėdi dabar po 2 bazės, matom, Tudai vėl bando išsiplėstęs auksu, bet nežinau, netgi lost, kas čia daugiausiai pas mus prarado zargai. Daugiausiai prarado. Ir žiūrėsim iš tikrųjų. Kas čia dabar bus, vėlgi Hydros eina į darbą. Ir persekiotojai, matom, takas čia signalizuoja, kad aš neatsilaikysiu. Matom, čia tarakonai ir mažokai tarakonų, bet jau turėtų parazitai turėti kažkiek energijos. Kaip Hydros reaguoja į šitą užkratą, nelabai gerai jas reaguoja. Matom, skydai silpsta pas persekiotojus. Sakyčiau, turėtų atsilaikyti. Neblogai takas su Tudai. Ir matom, daugiau jokių užkratų nenusileidžiant galvos šitų priešininkų. Matom, Hydros netgi 2 jau turi patobulinimus. Persekiotojai neturi tokių įspūdingų patobulinimų, bet jiems trūksta labai nedaug. O tarakonai pas Tudai irgi yra 2, taip kad viskas kaip ir normose. Armijos yra apylygios. Ir signalizuoja kažką Tudai, turbūt nori, kad padėtume apsaugot šitą plėtinį, kadangi jis bus gan naudingas abiem turbūt ekipom, nes galės pasidalinti bent jau mineralais, nes dujų matosi dar neišgauna niekas. Na, čia matom didelę armiją, iš tikrųjų susibūrė. Čia fanatikai ir Hydros nelabai čia ką iš tikrųjų padarys prieš šitą būrį. Ir, na ką, matom, šiokioj tokioj bėdoj sėdi dabar mūsų Emunas ir Kendu. Ar kaip jas ten? Kendu, jei. Ir, matom tamplieriai, kurie savo audras mes psichopatinės tas. Ir matom antras plėtinys tako pusėje ir tai bus šioks toks žingsnis į priekį. Atsitrauk ar pulsė. Ai, jis turi pastiprinimą neblogą, tai matysim audrą. Oi, audrų nėra, nes energijos nėra. Žuvo vienas tamplierius. Štai matom, audra sudraskė Hydras į gabalus. Šitie sargybiniai kris greitai, o fanatikai dar greičiau. Ir, na va, ir ištirpo mūsų Kendu ir Emuno armija. Ir veikiausiai tai bus jau žaidimo pabaiga, kadangi neturi mūsų. Štai matom, Emunas jau pasitraukė. Neturi jau žmonės resursų. Ir tai veikiausiai ir bus pabaiga šio žaidimo, kiek supratau, nes jau pasiėmė mūsų takas šitos plėtinius, na ką, ir nugalėjo.
su didesne armija. Ir po daugybės mūšių. Ir, na ką, sveikinimai tuomet Takui. Ir today.